Stankūnaitė sulaukė ir naujų grasinimų nužudyti. Stankūnaitė pagrasinta, kad mergaitės perdavimo dieną jos atvykusios prie Kėdžių ir Venckų namų lauks ginklą pasiruošęs snaiperis. Man iš tikrųjų sunku kalbėti apie tos grasinimus, nes tai tikrai labai kelia siaubą. Žinant, kad į tos namus vyksi ir tau yra paruoštos kulkos iš snaiperių, tai nežinau, kaip jaustųsi kita motina mano vietoje, einant tai vaiko paėmimą ir žinotų, kad kiekvieną kartą jas laukia žmogžudystė, kaip tai pavadinti, pasikėsinimas. Tai jeigu logiškai mąstant, kaip sako mūsų prezidentė, kad už žodžius nebaudžiama, tai aš nežinau, tai turbūt vėl yra laukiama, kol bus nužudytas dar vienas žmogus ar dar daugiau, tam, kad pradėtume reaguoti ir sakyti, kad tai yra tikrai problema. Grasinimų sulaukė ir Laimutės Stankūnaitė ginantis advokatas Gintaras Černiauskas, teismo sprendimą vykdanti antstolė Sonata Vaicekauskienė. Ją visą parą saugo policijos pareigūnai. Stankūnaitė sako neabejojanti, kad grasinimai skrieja iš Kėdžių ir Venckų aplinkos. Moteris kritiškai vertina ir Garliavoje pradėtą koncertų maratoną. Jos įsitikinimu taip rengiamasi priverstinio perdavimo procedūrai. Tokiu būdu, surenkant kažkokią auditoriją didesnę žmonių, yra siekiama galbūt, aš manau, kaip ir nuslėpti kokį tai nusikaltimą pačio to proceso vykdymo metu. Tai čia ir kyla klausimas, ar nebandoma pasinaudoti tą auditoriją vykdant kažkokią tai savo tikslus. Aš kalbu apie Venckus ir Kėdžius. Nauji grasinimai Laimutei Stankūnaitei ir jos advokatui pasipylė Klaipėdos teismui atmetus Neringos Venckienės skundą ir mergaitės gyvenamąją vietą nustačius su motina. Dėl grasinimų jau kreiptasi į policiją, pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus.